Šiandien kalbėsime ne apie poilsį Palangoje, o apie bankus. Yra praeitis, kurios nebėra, bet ji buvo, ji kažkaip buvo, bet kaip buvo, mes net ir tuo metu iki galo nežinojome. O istorija yra pasakojimas apie praeitį. O pasakojimą sako pasakotojas. O pasakotojas pasakoja savo pasakojimą taip, kaip jam atrodo. Ir aš pamačiau, kas ten tos bankus turi, žinai, aš iš jos tai nedarnesnis. Tai aš savo bankai kūriau, suprantu. Aš esu šalininkas tos istorikų linijos, kurie mano, kad istoriją galima rašyti, kai praeina ne mažiau kaip 50 metų. Ir geriau, kad būtų išmirę visi liudininkai. Juokdavau seniau, kad mano rankos krūvinos bankų krūvių. Jiem pirmiausiai atrodo, kad pinigai negali išnykti. Gaisro lyg tai nebuvo, nesudegė jokie pinigai. Kur jie galėjo išnykti? Problema yra godumo žmonių. Visi mes norim daugiau negu turim. Liudininkus reikia apklausinėti, iš jų rinkti, bet paskui atsirinkti, ką jie pasakė. Jo labiau, kad liudininkai, o dar jeigu jie ne tik iš šalies žiūrėjo, bet ir dalyviai, tai žmogiška apie save bandyti papasakoti geriau negu kiti papasakos.